ten, kur klijuosis plytelės, aišku, turi būti kažkoks tai betoninis pagrindas. Tai technologija yra paprasta, gal Lietuvoje nėra tokia populiari, ne, kaip ir visas šitas projektėlis, kurį aš jums rodau. Tai dabar vat, mes turime įėjimo zoną, ne, koridoriukas, šalia yra sanmazgelis, ne, ir reikia, čianais yra numatytos plytelės. Ir dabar be abejo ten, kur plytelės, tai būtinai turi būti dėl komforto įrengtos, reiškia, šildomos grindys. Va, tai dabar ką daryti? Grindys bus šildomos su elektros kabeliuku. Ir dabar, vat, kaip tik, kaip matote, čianais jau yra užpiltas sluoksniukas. Betono jau jisai yra padžiūvęs. Ir čianais jau yra išvedžiotas grindinis šildymas. Tai va, tai dabar aš paruošiu šitą vat zoną, paruošiu šildomo, reiškia, kabeliuko vedžiojimui. Tai pagal visas instrukcijas kabeliukas jisai privalo būti pilnumoj betone. Jisai negali liestis kažkur tai prie degių paviršių, ne, kaip pavyzdžiui pas mumis čianais yra medinė perdanga ir guma ant viršaus užklota. Tai tiesiai mes negalim vynioti to kabeliuko. Mes turime pirmoje eilėje, pirmas žingsnis, tai mes turim pasipilti sluoksniuką mišinio, betono, ir tik tai tada jau idealiai nusigruntavę viską, dar pamatysite, kaip yra vyniojamas tas kabeliukas, viską nusigruntavę, ant viršaus užpilam vėlgi sluoksnį, jau galutinį sluoksnį betono. Ir Lietuvoje, vat, kiek dirbu, aš ir Skandinavijoje turiu labai nemažai praktikos su Mira produkcija, tai vat šitam projektui mes naudosim Miros mišinius. Tai dabar vat betonas, savaime išsilyginantis mišinys, bus naudojamas X planas. Jau aš Lietuvoje sakau, tiesą sakant, nežinau, su kuom dar galima būtų dirbti vat tokiuose projektuose, ne. Tai Mira X planas labai puikiai save pateisino. Aš tiesiog neturiu jokių nusiskundimų ir esu ne vienam projekte jau panaudojęs tiek ant medinių pagrindų, tiek ant betoninių pagrindų šitą išlyginamąjį sluoksnį. Jeigu pasižiūrėjus, pavyzdžiui, pačią medžiagą, ne, kas naudosite, tai galima atkreipti dėmesį, kad jisai jau pats mišinys yra su plaušu. Ir be abejo ant maišo instrukcijose yra rašoma, kad jisai ant daug pagrindų gali būti naudojamas, taip pat ir ant medinių grindų, ant medinių plokščių. Tai pas mumis šiuo atveju yra, reiškia, guma ant viršaus, tai aš tiesiog nematau problemos panaudoti šitą mišinį ant šitos gumos. Tai va, tai kokie, reiškia, kaip maišyti, kaip paruošti visą tą mišinį jau naudojimui, ne, tai visada vadovaukitės instrukcijomis ant maišo. Pavyzdžiui, šitas mišinys, jisai maišosi tokių santykių 25 kg mišinio ir 3,8 arba iki 4,5 litro vandens. Vat reikia be abejo panaudoti kažkokį tokį indą, kuris, žodžiu, kad būtų galima paskaičiuoti tiksliai, kiek to vandens, ypač jeigu patalpos yra pilamos didesnės, rankiniu būdu, be šito mikserio, be padavimo mašinos, ne, pompos, tai labai svarbu yra išlaikyti tokią pačią konsistenciją. Negalima tiesiog paimti ten, įpilti į vieną 4 litrus į vieną maišymą, o jau į kitą maišymą mes įpilsim ten gal 5 litrus. Tai šito reikia vengti ir visada tą vandenį skaičiuoti. Tai va, tai dabar, kad aišku laiką sutaupyti, tai aš jau susimaišiau dalį, reiškia, mišinio. Čianais va, aš susimaišiau 3 maišiukus, reiškia, mišinio. Maišosi jisai irgi labai tiesiog, labai paprastai, labai gerai įsimaišo. Kaip, pavyzdžiui, aš maišau, ne, aš paimu indą ir įsipilu, tarkim, žinau, kad aš maišysiu 3 maišus, ne? Tai aš įsipilu jau visą kiekį vandens ir tada įsimetu vieną maišiuką mišinio, pramaišau, tada įsimetu antrą maišiuką mišinio, išsimaišau ir tada jau trečią maišiuką mišinio ir vėl viską įsimaišau. Taip lengviau išsimaišo. Aišku, galima panaudoti nestandartinį mikserį, kaip pavyzdžiui pas mane, ne, yra specialūs mikseriai, reiškia šitie, kurie
būtent yra pagaminti būtent va tokiems mišiniams. Jie tai ten iš viso labai gerai viską sumaišo ir konsistencija gaunasi be guzų. Aišku, praktika, kaip visada būna kartais, aišku, paskubi gal ar dar kažką, tai vienas kitas guziukas jau jeigu ir lieka, ne, žodžiu, tai nieko baisaus, jį galima tiesiog išimti ir pratesti savo darbus. Tai va, tai prasimaišom ir kaip aš dabar pilsiu, tai irgi pilsiu labai paprastai, va, su tuo pačiu indu. Va, su šitų indų paimsiu, viską gražiai ir išpilsiu. Viskas prasimaišom dar vieną kartą. Šitą visą reikalą aš metu iš karto į kibirą su vandeniu, kad neuždžiūtų. Dabar koks yra darbo laikas, vat kiek laiko su juo galima dirbti. Tai tokias va patalpėlės, tenais 4-5 kvadratų, nes ant mazgai, kurie būna dažniausiai tokio dydžio, ten 5 kvadratų, 6, netgi ten iki kokių 10 kvadratų patalpas, tai iš viso galima pilti tiesiog neskubant, žodžiu, puikiausiai suspėjai tą visą, kol jisai nepradeda susigrebinėti. Tai, žodžiu, tas džiūvimo laikas visada savaime įsilyginantis mišiniai, tai jie labai greitai džiūsta, ne, su jais reikia suktis labai greitai. Tai tarkim, ką aš darau savo praktikui, tai jeigu aš matau, kad man reikia išsipilti grindis name, ten daleiskim kokie 20-30 kvadratų ir aš tą darysiu rankiniu būdu, maišydamas viską rankomis, arba netgi jeigu patalpos būna ir mažesnės, bet vienu metu man reikia išsipilti, pavyzdžiui, 5 cm sluoksnį, ne? Tarp kitko, šitas va mišinys, jeigu atkreipsite dėmesį, aš jums parodysiu, va, yra nuo 2 mm iki 50 mm sluoksnių galima pilti, žodžiu, tokius sluoksnius. Tai čianais yra tikrai retas atvejis, kur galime išpilti tokį storą sluoksnį vienu metu. Ne? Aišku, situacija, užduotis mūsų šiandieninė yra kitokia, mes turime pilti per 2 kartus vien dėl kabeliuko, bet esmė tame, kad tas yra labai, labai geras parametras. Tai va, grįžtant prie temos, jeigu man reikia įsipilti tenais storesnį sluoksnį arba plonesnį sluoksnį, bet didesnę patalpą, aš matau, kad aš turiu tenais susimaišyti vienu metu kokią 30 maišų arba ten 40 maišų, ne? Tai aš tada iš karto pasiruošiu ne vieną kubilą, reiškia, o pasiruošiu kokius 5 kubilus arba tenais 6 kubilus ir beveik visą tą kiekį, žodžiu, stengiuosi užsimaišyti, kad man reikėtų kuo mažiau, žodžiu, maišyti. Tada automatiškai dirba 2 arba 3 žmonės ir tą visą maišymą be perstojo, jeigu tenais vienas ar dviese ten su vežimėliu išpilinėja grindis, ne, tai vienas arba dviese turi pastoviai stovėti prie mikserio ir maišyti, kad žodžiu, kad pilamas plotas, kad nespėtų susigrėbti ir nesigautų kažkokių tai bangų ar dar panašiai. Tai va, tai čianais pas mumis maža yra patalpa, tai žodžiu, nežinau, kiek čianais iš tų 3 maišų užsipils, gal užsipils nepilnas centimetras. Tarp kitko, dar vienas dalykas, ant kiekvieno maišo yra rašoma, reiškia 1,7 kg vienam kvadratiniui metrui, jeigu sluoksnis yra 1 mm, ne? Tai jeigu mums reikia įsipilti 1 cm sluoksnį, tai mes žinom, kad mūsų išeiga bus 17 kg. Tai pavyzdžiui, perkant mišinį, tai aš visada skaičiuoju, žodžiu, visada skaičiuoju 20 kg vienam centimetrui, vienam kvadratiniam metrui. Tai jeigu reikia man 5 cm išsipilti, tai reiškia vienam kvadratiniam metrui man reikės 100 kg, ne? 100 kg 4 maišų šio mišinio. 25 kg. Tai va, tai paskaičiavimas toks labai paprastas. Dabar tas pilimas, tai čianais yra toksai visiškai malonus žaidimas. Žodžiu, man nereikia žiūrėti, kad ten per daug kažkas tai lygiai bus, ne, ar dar kažką tai.
Žodžiu, aš turiu, mano užduotis šiandieninė yra išsipilti sluoksniuką, kad aš turėčiau kur priklijuoti šildymo kabelį. tą visą procesą irgi dar parodysiu. Tai va, žodžiu, va toks va žaidimas. Darbas maksimaliai paprastas. Visiškai viskas gražiai. Iš praktikos galiu pasakyti, kad kuo mažesnis sluoksnis yra pilamas, tuo jį yra sudėtingiau išlyginti, tuo jisai mažiau subėga. Taip galima naudoti specialias menteles, kada yra užduotis tenais 2-3 mm pasipilti, ne? Bet pavyzdžiui, jeigu mes norim kreivas grindis išlyginti su šito mišinio pagalba, ne, tai jau, tarkim, nu įsivaizduokit situaciją, jeigu pas mumis yra grindis pasvirusios į kažkurią tai pusę, daleiskim, nu, ant 1 cm, ne, tai tarkim, čia vienam gale, kuris yra nusviręs 1 cm žemiau, kitas galas yra centimetrų aukščiau. Tai nereiškia, kad mums bus labai paprasta išlyginti tas grindis idealiai, jeigu čionais mes užpilsim, pavyzdžiui, 11 mm, o tenais paliksim sluoksniuką, arba čionais 12 mm, o čionais paliksim sluoksniuką tipo 2 mm, ne? Tai jisai jau neišplauks, ta prasme, reikės tenais žaisti ir greičiausiai, kad nu, bus tą lygiai gražiai padaryti grindis bus pakankamai sudėtinga. Tai mano praktika rodo, kad, nu, kaip minimum turėtų būti nuo aukščiausio taško, sluoksniukas turėtų būti kokie 5 mm, 7 mm, tada jį tiesiog pili ir jisai išplaukia, viskas gaunasi lygiai gražiai, savaime jisai tokiu atveju išsilygina. Kuo plonesnis sluoksnis, tuo mišinys lyginasi sudėtingiau. Čia yra ta pati taisyklė galioja visiems gamintojams. Turiu omeny, kad savaime išsilyginantis sluoksnis, tai nereiškia, kad jeigu mes čia padarysim 2 mm ir tenais bus, tarkim, kažkoks tai vėl kitas matmuo, ne, tai nereiškia, kad jisai išplauks tolygiai be papildomų lyginimų. Tai yra, kada yra variantai, kada mums reikia išlyginti grindis į horizontą, padaryti kreivas grindis, padaryti, kad jos būtų lygios, arba kada mums reikia tiesiog užlyginti lygias jau grindis, paruošti, pavyzdžiui, vinilo klijavimo, ne? Tai ten yra biški kitokia istorija, ten yra, žodžiu, tas visas darbas yra šiek tiek kitoks. Todėl yra labai svarbu žinoti, kad savaime išsilyginantis mišinys, tai nereiškia, kad jisai išsilygins tokiu atveju, jeigu ten mes norėsime išlyginti tik tai tuos 2 mm uždėti tokį sluoksniuką. Tada reikės jį stumdyti papildomai. Žodžiu, priešingų atveju tada didinam sluoksnį, tada jisai jau išplaukia. Ką, einu pil toliau ir toliau parodysiu jau, kas vyksta su šildymo kabeliuku ir kokie darbai lieka toliau. Dar norėčiau prie to pačio ką parodyti. Va, matot, čionais buvo pažeista guma ir vat kiek laiko yra, vat ta guma yra užklota ant perdangos, kaip matot, labai gerai apšiltinu, tai yra apsaugojo plokštė, matot, jinai net spalvos nepakeitus. Tai reiškia, kad mano tas toksai sprendimas, kaip jau pasakojau ankstesniuose savo video, kad jisai yra, nu, tikrai tinkamas tokio tipo konstrukcijai. Čianais yra atskirta kompensacinė siūlė, kur slengstis, ane? Žodžiu, ir kompensacinė juosta yra įklijuota, kad atskirt. Kad galėtų tos grindys atskirai savo judėti. Darbo laikas tikrai pakankamai
ilgas. Jeigu plonesnis sluoksnis, tai iš viso labai paprasta dirbti. Aišku, vasaros metu, kada labai karšta, tai jau reikia irgi tos darbus, juos reikia planuotis taip, kad žodžiu, kažkaip tai anksti iš ryto, kada nelabai karšta ar dar panašiai. Va, matot, kaip yra plonas sluoksnis pilamas, ne? Tai jisai bėga tai pakankamai sunkiai. Bet jeigu aš pilčiau storesnį sluoksnį iškart, matot, va, jisai tada jau savaime lyginasi. Nes jisai turi kaip čia pasakyti, turi iš kur lygintis. Tas sluoksnis pakankamai storas, kad jisai gražiai, reiškia, išsiskleistų. Nu va, kas gavosi. Sluoksnis plonas dabar pirmutinis yra. Net nematavau, bet kokie 8 milai turbūt. Ir dabar šitoj vietoj, kaip yra, va, čionais yra kita patalpa, matot, čia va, šituose dviejose patalpose yra numatytos, kad bus plytelės ir šildomos grindys elektrinės. Va, ir dabar labai toksai momentas, ne, kad gali internete galima pasiskaityti, kad atseit, dedam šitągi cementinę plokštę, cetrę, ne, ir psio, ir vyniojam ant viršaus kilimėlį šildomą, arba vyniojam kabeliuką šildomą. Tai aš tai tikrai nerekomenduočiau naudoti cementinės plokštės, todėl kad jinai yra labai nestabili. Va, ir nestabili tom, kad jinai susitraukia, nu, pavyzdžiui, bent jau lauke, ten, kur aš galiu stebėti visą tą dalyką, tai jinai susitraukia netgi, nu, ant centimetro. Žodžiu, siūlės, reiškia, matosi, kad atsiranda plyšiai netgi ant 1 centimetro, jeigu jinai nėra kažkaip tai fiksuota ten su klijais arba dar panašiai. Žodžiu, vat toksai sprendimas būtent, visą šitą technologiją aš išmokau Skandinavijoje. Ten yra labai populiari šita technologija, būtent karkasiniuose namuose, kur yra įrengiamos plytelių šildomos grindys. Tai vat būtent taip. Tai žodžiu, labai paprastas iš tikrųjų darbas. Žodžiu, parinkus kokybišką medžiagą, tai tikrai galima įsirengti labai greitai ir nebrangiai, palyginti su kitom technologijom, ne, tas grindis. Tai va toks vat yra mano patarimas, žodžiu, kad panaudokit betoniuką, nenaudokite ten kažkokių tai plokščių, nežaiskite ten su pjaustymais, su kaliojimais ir su panašiais dalykais. Žodžiu, X planas tikrai yra patikrintas ir už kokybę aš tikrai garantuoju. Taip pat apie mišinius, kurie yra pigus, ne, ten po pitaką ar panašiai, tai išmeskite iš galvos tas iliuzijas, kad su pigiais mišiniais galima padaryti kažką tai tokio tipo gero, ne. Tai tas išeina 2 ir 3 brangiau. Vat toks gaunasi skirtumas tarp kokybiško produkto ir tarp nekokybiško. Tai va, tiek žinių kol kas. Det var igång en snart, jag är nog där. You take it faster? You want faster? No, it's okay.
It's okay. Stop. Okay, stop. Okay. Va, yra sluoksniukas gal 6-7 milų ir matot, jokių nėra sutrukinėjimų, dar kažko tai. Tai esmė tame, kad mišinys tikrai labai kokybiškas. Labai gerai laiko. Kabeliukas priklijuota, varžą patikrinam, viskas tvarkoja. Taip, iš karto užpyliau grindis sluoksniuku, nespėjau visą sluoksnį išpilt, matau, kad nesuspėsiu užsimaišyti pilno kiekio, tai tiesiog dar vieną kartą užpilsiu. Va, tegul šitas sluoksniukas dabar susigriebė, išdžiūsta ir užpilsiu dar vieną kartą. Į reikiamą aukštį turiu omeny.